Tai tada aš čia priminsiu žiūrovams, klausytojams, kad šiandien mes minime dvi šventes, tai pasaulinę filosofijos dieną ir taip pat minim Vosyliaus Sezemano, vieno žymiausių Lietuvos filosofų, 140 metų sukaktį. Apie tai buvo ir Dalios Jonkaus plenarinis pranešimas, labai įdomus, dėkojam. Na, turiu pasakyti, kad dviejų pranešėjų nebus, tai Gedučio ir Aleksandravičiaus. Vakar vakare man jie parašė, kad susirgo ir 39 temperatūra ir net nelabai galėtų ir nuotoliu kalbėti. Nu, ir čia, aišku, visada techninių visokių trukdžių, bet tikiuosi, kad konferencijos eigoje viskas išsispręs. Ir tada kviečiu antrąjį mūsų pranešėją, taip pat, reiškia, jo pranešimas skirtas Vosyliaus Sezemano filosofijai, tai Mindaugas Stoškus, prašom. Antikos filosofijos recepcija, interpretacija ir aktualizacija. Pirmiausia, truputėlį tokių bendrų panoraminių vaizdų, tai bandysiu tiesiog šiek tiek papasakoti, o po to detaliau lįsti į vieną iš jo darbų, tai ten jau daugiau paskaitysiu ir pacituosiu. Tai apskritai, ieškodamas antikos filosofijos aidų Sezemano mąstyme, savo tiesiog išskyriau tokius tris skirtingus Sezemano kalbėjimo būdus apie antikos filosofiją ir filosofus. Aš juos įvardėjau, čia savavališkai visiškai aišku, tai pirmasis toks analitinis, istorinis, enciklopedinis. Turime įrašų iš lietuviškosios enciklopedijos, kur Sezemanas aprašė Anaxagoną, Anaximeną, Anaximandrą, Herakleitą, Epiktetą, Epikurą, Sofistą, Gorgiją. Yra toks visai platus įrašas bendrai graikų filosofijai. Tai ten yra perbėgama per Sokratą, Platoną, Aristotelį ir dar nueinama iki Plotino. Tai ten yra vienas toksai gražus sakinys, paprastas visiškai. Sezemanas rašo, kad iš principo antikos filosofija savo esmė yra dogmatiška. Tai kuo toliau skaičiau Sezemaną, supratau, kad tą patį sakinį galima pritaikyti ir pačiam Sezemanui. Jis irgi yra toksai adogmatikas, gal dėl to ir taip, čia kyla ginčų, kuriai čia mokyklai jį priskirti, nes jeigu jis būtų toks vienakryptis, radikalus kažkokios mokyklos ar pozicijos gynėjas, tai būtų labai paprasta. Jis iš tikrųjų yra, jis yra virtuozas, jis gali pasiimti kažką iš fenomenologijos, kažką iš kitur, iš tos pačios antikos, randa tokių sąsajų. Tai čia yra tokie, labai dalykiniai įrašai, jie formalokie, bet kita vertus yra tokie, kuriuos iš tikrųjų gali duoti studentams skaityti, ypač jeigu jie būtų platesni, nes tai yra tokia korektiška dalykinė, informacija, kur Sezemanas neleidžia savo džiazuoti, ten labai savo pozicijos kažkaip siūlyti, nes tai tokia jau labiau subjektyvesnė, arba tokia jau autoriniai pozicija yra skirti tie tokie, kaip aš vadinu, jos tokie kūrybiški, interpretaciniai, aktualizuojantis Sezemano darbai, kuris iš tikrųjų leidžia jau pasireikšti savo kūrybiškumui, savo originalumui, jis nebijo tokių savitų interpretacijų, nukrypti nuo tokio įprasto vadovėlinio vertinimo tos antikos filosofijos ir tas toksai jo laisvas interpretavimas, jisai yra aiškiai pagrįstas. Tai yra, jisai ne tik tai nori pristatyti antikos mąstytojus, bet jisai labai aiškiai juos parodo kaip aktualius šiandienai
tiek ir sprendžiant šiuolaikinės, ar tuometinės, jau galim sakyti, filosofijos problemas, tiek ir randant tokių rimtų filosofinių atsvarų tokioms kraštutinėms filosofijos pozicijoms. Čia pirmiausia pozityvizmui, bet ne tik pozityvizmui, jis taip pat vertina kaip tokį irgi į kraštutinumus linkusį ir tokį vienmatį tikrovės vaizdą, siūlant ir psichologizmą, ir logicizmą. Ir tai dar ne tiek, jisai apskritai apibendrintai sako, kad antikos ta tokia filosofija iš esmės buvo kuriama kultūros krizės tam tikroj sąlygom ir jisai tapatina savąjį laikmetį su tokia kultūros krize. Ir tam tikrą prasme galime, iš tos kultūros krizės, to laikotarpio apmąstymų galime rasti Sezemano įsitikinimų tam tikrų įrankių, instrumentų ir įkvėpimų, kurie padėtų galbūt ir tuometinę kultūros krizę spręsti. Ir tai dar ne viskas, nes Sezemanas sako, kad iš esmės antikos filosofija ir labai individualiai tiesiog kaip mąstytojai, kaip filosofai, jinai gali duoti labai tokių praktinių instrumentų, kaip ir save pažinti, ir save tobulinti, ir save transformuoti, ir savo santykiui su ta aplinka, kuri ir sukėlė galbūt tą kultūros krizę, arba kuri gyvena tos kultūros krizės sąlygom, tiesiog performuoti. Ir trečias tas toksai kalbėjimo apie antikos filosofiją būdas toks yra, aš jį pavadinau analitinis brūkšnelį ideologinis, aš čia kalbu apie jo įžanginį straipsnį Aristotelio gyvenimo ir filosofinę kūrybą, apie sielą. Platono veikalo vertimas iš tikrųjų buvo didžiulis įvykis filosofinis, bet kai skaitai tą straipsnį yra labai liūdna, tiesiog emociškai pagauni save, nes jis skaitydamas supranti, ką ta tokia ideologinė prievarta su kūrėju bando padaryti. Ir tai, kad ten yra iš esmės ir Aristotelis pristatomas ir apie Kantą kalbama praktiškai iš tokios. Viena vertus tai yra tokia gera rekonstrukcija jų idėjų pristatymas, čia nieko neprikipsi, bet kai jau pereinama prie vertinimų, tai jau aiškiai supranti, kad čia nesėsama mano vertinimai, kad čia yra toksai ideologinės prievartos rezultatas, kur tiesiog viskas per vieną prizmę, nors Sezemano apskritai mąstymas toks kartais labai žaižaruojantis, ypač kai jisai sieja antikos mąstytojus su dabartim. Tai čia yra iš esmės viskas per vieną tokią plotmę, per tai, su kuo jisai ir kovoja, per tokį vienmatį matymą apskritai pasaulio, tai yra per tą materializmo ir idealizmo perskyrą ir kuo daugiau ten to Aristotelį materializmo, tai ten jis jau pasako, kad jau čia neva geriau, o kur jau idealizmą, tai ten matosi, kad Platonas šiaip primokęs ir čia niekam tikia reikalai. Tai va, tai apie pirmąjį ir trečiąjį turbūt čia nelabai verta daug kalbėti. Tas antrasis, tas kūrybinis, aktualizuojantis, interpretuojantis jo santykius su antikos filosofija, čia, man atrodo, yra pats svarbiausias ir reikšmingiausias. Ir aišku, pirmiausia, reikėtų įsivardyti turbūt, pirmiausia, kas kalba apie Sezemano ir antikos filosofijos santykį, tai iš lietuviškų šaltinių, tai aišku, profesoriaus Daliaus Jonkaus knyga Vasiliaus Sezemano filosofija, savęs pažinimo ir estetinės patirties fenomenologija. Pirma dalis ir yra skirta būtent tai tokiai antikos ir recepcijai ir parodymui, per kokias prizmes antikos filosofija analizuojama. Jeigu kalbėtumėm, čia man atrodo reikšmingiausias šaltinis apie Sezemaną ir antikos filosofiją, jo perskaityti antikos filosofiją. Aišku, paties Sezemano darbai tai irgi taip yra gana aiškiai sudėti jo šaltiniuose publikuotose. Tai Platono etika ir blogio problema 1912 metais jau mes matome, kad iš esmės, kai yra analizuojama Platono filosofija, čia jau randame tą vadinamą joje eroto teoriją. Tai yra tokia žodžiu, jo idėja, kuri jam leidžia, kaip jis pats yra įsitikinęs, platonizmą suprasti adekvačiau ir teisingiau, negu jis buvo suprantamas, vėl įvedant tokias šiek tiek suprimityvinamas dichotomijas, tą tokį
dualizmą, suskaidant visą, žodžiu, į regimą ir neregimą pasaulį. Tai čia svarbu, nes tas erotas jau yra užfiksuojamas ir jau yra jisai pristatomas. Sakoma, kad ta gėrio idėja Platono arba apskritai tas idėjų pasaulis, jisai toksai reprezentuoja tokį statiškai labiau etikos momentą, o būtent eroto teorija jinai išreiškia tokį dinaminį etikos momentą. Ir kaip profesorius Jonkus minėjo, Sezemaną labai domino ne tiek išskirimai kažkokių pozicijų kraštutinių, bet kiek ieškojimas tarp jų sąveikų ir sąsajų. Tai jis irgi mini, kad jeigu norime, pasak Sezemano, adekvačiausiai ar Platoną, ar apskritai antikos filosofiją suvokti, tai turėtume kažkokias tas kraštutinės pozicijas ar kažkokias dichotomijas, kaip bandyti jas kažkaip sintetinti, ieškoti tarp jų jungčių ir tame jungčių pamatėme tas vaizdas geriausiai iš principo ir vedęs. Tuomet turime 1925 metų Sokratas ir savęs pažinimo problema straipsnis su kalba išspausdintas. Ir čia jau yra tas savęs pažinimo, būtent kaip čia, teorija, jeigu galima taip sakyti, irgi Sezemano idėja, kad tas tikrasis savęs pažinimas, jisai peržengia tą tokį siaurą intelektualizmą. Sezemanas nevengdavo to intelektualizmo priskirti būtent antikos filosofijai, bet kartu sakydavo, kad ten turime tokį, kaip čia pasakyti, to intelektualizmo potenciją, kuri, jeigu tik tai jį matome, jisai gali išsiskleisti ir vesti netgi prie tokio nususinimo to antikos filosofijos ir patent antikos filosofiją, jeigu jinai nueitų vien tik tai tokį siaurą intelektualizmą tiesiog būtų nususinta, tai tam reikia to viso eroto, bet tas savęs pažinimas iš tikrųjų jisai padeda peržengti tą siaurą intelektualizmą, kuris yra būtent paremtas mintimi, savęs pažinimas, kad objekto ir subjekto sutapimas savęs pažinime jisai nulėmė pastarojo vidinę struktūrą ir tai, kad subjektas išlikdamas subjektu tuo pat metu ir objektas yra į tai kokybiškai keičia patį subjekto ir objekto santykį. Ir Sezemanas sakė, kad iš tikrųjų nei Sokratas, nei Platonas patys dar tos savęs pažinimo pusės neišryškino, bet jų mąstyme jau esama to giluminio savęs pažinimo tokių intelektualinių dalykų, kuriuos sako labiau Aristotelis, gal pirmą kartą taip akivaizdžiau paminė, o jau Platino filosofija iš tikrųjų ta gelminė savęs tokia pažinimo struktūra ir labiau išsiskleidžia. Ir va toje jau gelminėme savęs pažinime, Sezemanas sako, čia iš tikrųjų jau jungiasi ir pinasi tarpusavyje ir ontologinė, ir gnoseologinė, ir etinė problematika, nes pirma, tik tai toks savęs pažinimas parodo, kad tas pažinimo pagrindas pats yra ne tokia jau filosofijais labai tvirtai įsikabinusi subjekto ir objekto perskira, tokia dualistinė, o visą pirma jų vienovė, kad būtent ta subjekto ir objekto vienovės toks ir postulavimas, jisai kaip tik ir leidžia apskritai jau vėliau kalbėti apie tą subjekto ir objekto perskirą. Tai va, tai kas yra Sezemano pavadinama to tokiu nedalykiniu žinojimu ir yra būtent to dalykinio mokslinio, žodžiu, objektyvuojančio žinojimo pagrindas. O tai reiškia, kad kasdamiesi prie to pagrindo mes galbūt ir nusibrėšime savo aiškesnes gaires, kaip ir tą dalykinį žinojimą ir praplėsti, ir pagilinti, ir kažkaip nesuprimityvinti. Ir aišku, čia yra ir ontologinė dimensija, nes tas savęs pažinimas iš tikrųjų yra ne tik tai lindimas į save, bet tai yra ir tam tikras artėjimas prie tikrosios būties, kad čia toksai įsigilinimas į save veikia tam tikras tramplynas, žodžiu, apskritai prie to tikrosios būties, žodžiu, patyrimo kartu su jos išgyvenimu ir taip toliau ir panašiai. Ir aišku, tai visada yra ir etinė dimensija, nes tai, kaip minėjau, savęs susijęs su savęs tobulinimu, su to savo dvasinio, savo vidinio pasaulio, žodžiu, auginimu, jo stiprinimu. Ir, kaip ir minėjau, tai yra tas savęs pažinimas jau čia 25 metais, pamanoma, kad tai yra ir
Ir vienas iš kelių, galbūt net pats pagrindinis, kuris galėtų padėti mums rasti išėjimą iš tos kultūros krizės, į kurią ir atvedė apskritai žmogaus gyvenimą, kuris yra įvairialypis, kuriame pinasi ir gamta, ir dvasia tokį, jį nususinantį, siaurinantį ir niveliuojantį, pirmiausia, pozityvizmą, tam ir logicizmas, ir psichologizmas kartu. Tais pačiais metais, 1925 turime ir jo straipsnį Platonizmas, Platonas ir dabartis. Ir čia jau jisai bando, kaip jisai pats minė, atskleisti vieną tokį platonizmo motyvą, kuris, kaip jo teigimu, dar nebuvo iki galo, žodžiu, deramai įvertintas. Jisai ten pristato tokias įprastas 4 populiariausias platonizmo koncepcijas ir jisai siūlo naują perspektyvą. Tai yra būtent grįsta vėlgi tą pačią savęs pažinimų teoriją, kaip galima pasakyti. Tame straipsnėje beje jisai ir nurodo ir Plotinio ir šiuolaikinės tuometinės fenomenologijos sąsajas ir čia turbūt būtent Plotino filosofijos analizė mums galbūt padėtų geriausiai suprasti būtent tokią sezemanovišką perspektyvą, nes Sezemano įsitikinimu būtent Plotinas labiausiai ir savo filosofijoje ir išrutuliojo tos tokius sokratiškus ir platoniškus mąstymo pradus, kurie ir veda prie to gelminio savęs pažinimo. O va tas, kaip ir minėjau, čia irgi jisai paminė, kad tas tikrasis jau platonizmas arba toks adekvačiausias, kuris gali būti suvokiamas, išvengiant tokių suprimityvinimų ir ten, tai žiūrėjau, suskaldymų į visokį ten tą regimą, neregimą ar jusinį idėjinį pasaulį, tai yra būtent to intelektualizmo ir eroto teorijos sintezė. Per tai mes pasieksime tokį adekvačiausią apskritai to platonizmo supratimą. Na ir aišku, tuomet yra 1935 metų parašytas toks išanginis straipsnis Platono Plotos ir Faidono vertimai. Plota ir Faidonas ne tik du gražiausi perlai Platono dialogo vėrinyje, ir čia irgi turime ir savęs pažinimo problemos analizę. Taip pat yra aiškiai jau taip išreikštai kritikuojamas tas toksai griežtas dualizmas, kaip nebūdingas platoniškai filosofijai. Na ir čia yra eroto teorija, vėlgi jinai irgi yra čia pristatoma, analizuojama ir čia jau pacituosiu, nes čia labai akivaizdžiai ir gražiai įvardinama, ką apskritai jinai gali duoti mums ne tik tai norint adekvačiau suprasti iš esmės visą tą graikiškąją filosofiją, bet ir jinai leidžia suprasti apskritai net ir filosofijos ir filosofo ir paskirtį gyvenimą ir jo gyvenimo būdą. Tai cituoju Sezemaną. Eroto teorija. Ji leidžia mums suvokti ir pajusti, koks yra tikrojo filosofo dvasios nusistatymas. Tai toli gražu ne tas ramumas ir nieko netrukdomas gėrėjimasis grynąja žiūra, šiek tiek praleidžiu. Tai priešingai nesiliaujama ir įtempta kova absoliutui pasiekti. Kova reikalaujanti nepaprasto budrumo bei įžvalgumo, nes kovoti tenka 2 frontais. Ne tik su sunkumais glūdinčiais objekte, bet ir su tomis kliūtimis, kurias filosofas sutinka pačiame savyje, su savo galvosenos vienašališkumu, su vidiniu inertingumu, su teršiančia dvasia kasdieniškumo tuštybė bei išreikštybė. Filosofiškam pažinimui svarbiausias dalykas ne plėstis, o eiti gilyn. Ir va tas gilyn tai yra būtent pirmiausia per savęs pažinimą. Na va, tai čia tie tokie jo rimčiausi darbai, bet dar yra vienas toks kurso studentams rankraštis Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriuje. Tiesa, man nepavyko rasti jo datavimo, galvoju, čia geriausia būtų profesoriaus Jonkaus ir paklausti, kad jis žino kentėjimo problema, apie kada jinai galėjo būti apskritai tas rankraštis pasirodyti, ar jau kai Sezemanas Vilniuje buvo, ar dar kai jisai dirbo Kaune. Neaišku.
nežinau, iš tikrųjų. Tai kažkokio kurso, kiek aš suprantu... Jo nebuvo, čia tik tai pranšaštinis variantas, Gerai, jis bet- niekur nedatuotas. Ne. Nepavyko rasti. Manau, kad čia ankstesnis, nežinau iš tikrųjų, jo, aš irgi. Bet čia tas publikuotas jau Lozoraičio. Taip, ten jau jisai yra, bet va neradau nieko datų, tai tos datos gal dar padėtų suprasti, nors čia man irgi tokių labai asociacijų išmėtė. Tai... Nebent reiktų, jeigu pavyktų restauruoti visus iš dokumentų, kokius kursus ir kada skaitė, reiktų, žinai, kada ir kokius yra išlikę, VDU skaityti kursų, reiškia, ir Vilniaus universitete skaitytų, reiktų, žinai, tokią istorinę, tai gal ten, nes jeigu buvo toks spec kursas, tai kai kurie tekstai apie buržuaziją ten, reiškia, yra jo spec kursų pagrindu. O čia nežinau. Na tai va, tai čia žodžiu dar ateičiai, bet tai yra būtent kentėjimo problema, kur ta kentėjimo analizė Sezamanui leidžia vėlgi eiti prie tokių klausimų apie tai, kaip reikėtų siekti malonumų, vengti kančios, žodžiu, ir tada vėl nueinama prie antikinės etikos, kuri pasak Sezamanui būtent sprendžia šitos klausimus ir žodžiu, čia sako Sezamanas, mes galime pamatyti, kad antikinė etika įveda įvairiausias malonumų gradacijas, estetiniai, jusiniai malonumai, pažinimo džiaugsmai. Ir jau toje antikinėje etikoje mes matome svarstymų, žodžiu, kaip ir kokie malonumai turėtų būti valdomi ir kontroliuojami, kad vėliau žmogus išvengtų daugybės nemalonumų. Ir, žodžiu, šitoje vietoje Sezamanas sako vėlgi esminė iš esmės reikšmė įgyja būtent pažinimas ir žinojimas. Ir būtent savęs pažinimas čia jau įgyja praktiškai lemiamą reikšmę. Nes va tas savęs pažinimas, jisai leidžia žmogui aiškiau suvokti, koks jis yra, tačiau kartu jisai formuoja ir jo dvasinį gyvenimą. Ir tai leidžia, sako Sezamanas, asmenybei ne tik tai reaguoti į aplinkos veikimą ar patirti išorinius įspūdžius, bet ir iš šių vaizdinių susikurti savo tokį idėjų pasaulį, kurio pagrindu jis gali arba veikti aplinką ir ją keisti, arba jį pasitraukti ir jame užsidariusi asmenybė jau gyventi atskirą kitiems tokį neprieinamą gyvenimą. Ir Sezamanas sako, kad šis toksai vidinis savarankiškumas, siekiamas per tą savęs pažinimą, gelminį jisai sukuriamas dvejopai. Tai yra, viena vertus jis leidžia asmenybei gyventi atskirai, nepriklausomai nuo išorinio pasaulio, tai įsigilinti save. Kita vertus jisai įgalina valdyti savo santykius su išoriniu pasauliu, turi tvarkyti juos taip, kad tie santykiai nepanaikintų asmenybės savarankiškumo, o kaip tik tą savarankiškumą sustiprintų. Ir taip pati asmenybė, o ne jos polinkiai ir instinktai nustato, kas jai yra svarbu, kas ne, kas vertinga, o kas nevertinga. Taigi čia jau kalbame ne apie, Sezamanas sako, ne tik apie tai, kad protas kovoja su polinkiais ar juos kažkaip tramdo, bet iš esmės apie tai, kad pats protas gali pakeisti tų polinkių, instinktų, troškimų, vertinimo būdą. Ir Sezamanas sako, jog tai nėra paprasta savimonė, kai subjektas suvokdamas save kaip atskirą individą neskiria įvairiausių potyrių nuo savęs, o su jais tapatinasi ir juos vertina pagal tai, kiek jie jam malonus arba nemalonus. O tas toksai jau gelminis savęs pažinimas, jisai panaikina šią subjekto ir objekto vienybę, leidžiant suskaidinamą subjektą į dvi skirtingas dalis, tai yra pažįstančią ir pažįstamą. Ir taip į savo potyrius pradedama žiūrėti ne kaip į savo, bet kaip į kažką savarankiškai ir jam nepriklausant. Ir tai lemia būtent tas toksai kontempliatyvus sąmonės nusistatymas. Ir Sezamanas rašo, tuomet tie psichiniai potyriai objektyvavimo metu nutrūksta nuo aš ir tampa jam svetimi. Ir kartu jie nustoja ir aktualiai veikia subjektą ir siūlė jam tų potyrių vertinimo būdų. Cituoju Sezamaną. Mes visi žinome iš savo patyrimo, kad kiekvienas stiprus jausmas arba objektas netenka savo intensyvumo ir aktualumo, vos tik mes imame stebėti jo vyksmą ir jo pasireiškimus. Ir viso to rezultatas tuomet yra toks, kad tas savęs pažinimas jisai sugeba nuvertinti tai, ką anksčiau žmogus laikė vertingų dalykų, tai yra jis panaikina šią vertę ir leidžia jam į tai žvelgti abejingai. Ir tokiu būdu tam tikras objektas nebeveikia žmogaus valios. Ir taip ne tik tai malonumai, tačiau ir kančia, apie čia labiausiai viskas sukasi, nebegali paliesti žmogaus visą savo jėgą,
sutrikdyti jo vidinės ramybės ir harmonijos, nes atskiria kančią nuo subjekto, nutraukia jo gyvą ryšį su pačia asmenybė. Ir čia man iš karto išmeta Sezemano buvimą lageryje, kur atrodo, kad tai, ką jisai rašo, čia nėra vien tik tai tokie teoriniai pasvarstymai, iš esmės tai yra išgyvenimo programa, o čia yra tai, kur savęs pažinimas bloškia į tą etinę sritį ir duoda tokius atraminius apskritai punktus išgyvenimui, tos kančios sąlygom, kur tu tiesiog gali nuo jos atsikabinti ir iš esmės kažkaip su jie susvetimėti ir tai tau gali padėti išgyventi. Bet tai nėra, Sezemanas sako, vien tik tai tokia autarkė, kažkoks visiškas atsiribojimas, jis iš tikrųjų veda prie kitų dalykų ir čia jis siūlo skirti tokį subjektyvų ir objektyvų savęs pažinimo rezultatų vertinimą ir savo, kad subjektyviai ta veikla, tas savęs pažinimas, jinai yra vertinga savaime. Tačiau objektyviai vertingiausia yra tokios veiklos rezultatai. Čia vėl pacituosiu Sezemaną. Įsigilinti į save nereiškia nugrimti vieni savo subjektyvius pergyvenimus. Toks egocentriškas susikaupimas nevaisingas ir negilina, neturtina asmenybės. Įsigilinimo tikslas visuomet turi būti už paties aš ribų, anapus jo. O tai reiškia, kad tas tikrasis savęs pažinimas tai yra apskritai bendrai žmogaus prigimties, savo dorovinės vertės Dievo, psichinio pasaulio pažinimas. Ir Sezemanas kartu pabrėžia, kad tas tikrasis savęs pažinimas ir iš jo kylantis tobulėjimas jis yra neįmanomas ir be kokybiškos sąveikos su kitais, su aplinkiniu pasauliu, su fiziniu ir dvasiniu pasauliu. Ir tas kokybiškas čia pirmiausia reiškia būtent tokį santykį, kuris peržengia tokį savanaudiškumą ir individualumą. Ir pasituosiu, jeigu toliau baigsiu. Taigi santykis ir sąveika su aplinkiniu, tai yra išoriniu ir vidiniu pasauliu įgauna tikrą reikšmę vien tada ir tiek, kiek mes atsidedame tai veiklai, tam objektui, kurį branginame, kai užmirštame patį save ir perkeliame savo gyvenimo centrą į tą objektą. Kitaip sakant, mano veiklos objektyvi vertė, čia perina jau į atrodo tą rašymą pirmo asmenį, čia pradėjo nuo antikos filosofijos. Tiesiog, kitaip sakant, mano veiklos objektyvi vertė pareina nuo tam tikro atsižadėjimo, mano pasiruošimo bei palinkimo paaukoti savo jėgas, savo gyvybę šitam objektui arba šitai veiklai. Ir čia tuomet prisimenam, kas Sezemanas veikė šitame lageryje, visas jo tas paskaitas, kurias skaitė, ar tas, kaip ir profesorius minėjo, tas rekonstrukcijas tų tekstų, kurie gal buvo sunaikinti, jis tai ten rašė, kūrė ant kažkokių ten, žodžiu, pusiau skiaučių, ten atsitiktinai gautų lapelių. Tai va ir tas savęs pažinimas čia atrodo ir va čia yra turbūt tas toksai asmeniškiausias kalbėjimas, kad tas savęs pažinimas jis ne tik tai, kad kažkaip nosologiškai yra reikšmingas, bet pirmiausia etiškai ir ontologiškai, nes jis teigia santykį apskritai, kitos kokybės santykį su tikrovė, leidžia išbūti, išgyventi toj tikrovėje, kuri yra žiauri ir pilna kančios ir kartu įprasmina tą darbą, kurį jis daro. Taip, ačiū uždėmesi. Ačiū. Tuomet gal vieną klausimą. Nu gerai, bet prašom. Aš turiu trumpai. Šiaip noriu patikoti, tikrai buvo įdomu išgirsti, ką papasakojai. Naudinga. Manau, kad publikuosite, ne? Kad būtų visos tos nuorodos ir tekstus. Pasistengsiu. Tikrai būtų naudinga. O klausimai tokie du, gal visai trumpai atsakysit, čia ne jums, o Sezemano, bet čia jūs jį interpretuojate. Kodėl, kuo grindžiamas teiginys apie graikų filosofijos dogmatiškumą ir apie kokią, gal čia paprašiau apie antrą atsakyti, apie kokią kultūros krizę kalbama, kokios kultūros krizės sąlygomis graikų filosofija ar atsirado, ar plėtojasi, jeigu mes kalbame nuo 6 amžiaus, tarkim, prieš Kristų, ir 3 po Kristus, apie kokią krizę? Apie krizę, tai čia Sezemanas ir Nyčė šiek tiek remiasi, kalbėdamas apie tą tokį dekadansą, kuris prasideda helenistinėje jau graikų filosofijai, bet jisai sako, kad iš esmės ir Platono, ir Aristotelio gyvenamojo laikotarpiu jau iš esmės tų jų kūryba, tam tikra prasme, ypač jų tam, pavyzdžiui, ir socialinės idėjos, politinės idėjos, ir galbūt net ir idėjų į teoriją jau yra tam tikras reagavimas į
ir kažkokios tokios kultūros krizės nuojauta, galbūt čia toks kartu atsakas į tą tokį sofistinio mąstymo poveikį tai tokia jau vieno ar apskritai graikiškai kultūrai. Tai galbūt taip trumpai. Gencis, ką galima apie tai matyti, ką rašo Sėzimanas? Taip, kad labai detaliai turbūt jisai labiau tik tai tokiam užuominų lygmenį čia reikėtų. Bet aišku, išgaudant po truputėlį turbūt galima būtų susidaryti tam platesnį vaizdą. Tada Darius turi klausimą. Jo, aš norėjau irgi padėkoti, man pasirodė įdomus tas sąryšis būtent ir aš visiškai sutinku, kad graikų filosofija vis dėlto interpretuoja iš šiuolaikinės filosofijos ir savo filosofijos jau, taip sakant, perspektyvoje. Tai čia labai svarbi yra būtent ta praktinė etinė filosofijos pusė, kurioje jis pabrėžia savęs transformavimas. Ir aš čia išvelgiu būtent sąryšį iš vienos pusės, tą, ką Ado bando parodyti, kad graikų filosofija tai visų pirma praktika, tai buvimas mokykloje, tai tam tikras praktikavimas, tai yra tam tikras darbas su savimi, askezė ir taip toliau, ir pas Sėzimaną daugybė tokių nuorodų yra. O kitas dalykas tai yra sąryšis su fenomenologija, kurį aš bandau parodyti, nes ten irgi tas nuostatų laikymasis, nuostatų keitimas, savęs pažinimas kaip savęs transformavimas, nes Husserlui jau 20 metais irgi krizės klausimas, nes manau, kad tas klausimas krizės, tai greičiau, tai yra jam dabartinė krizė, nes jau tai, kad mes esam krizėje ir iš tos krizės bandoma tada matyti. Čia kad būtų gražu, tai reikia, kad būtų krizė. Na, kad galėtumėm suprasti savo krizę, mums reikia kalbėti ir apie, kad jie irgi negyvena tam, kaip sakyti, aukso amžiuje, tai ten irgi viskas buvo. Tai aš manau, kad čia daugiau. Taip. Tai va, tai šia prasme tas perskaitimas man įdomus, o apie patį dar tekstą kentėjimo. Taip, jūsų interpretacija tarsi tai sugestijuotų, kad galimai jisai yra arba po, arba netgi po lagerio rašytas. Aš prisimenu vieną dalyką, aš nemačiau paties teksto rankraščio, nes šiaip tai aš jau dabar įgudęs klasifikuoti pagal jo rašybos kitimą. Iš tikrųjų, rašyba ten 20 metais tokia labai grakšti, tokia rafinuota, reiškia, ten 30 metų jau šiek tiek tokia jinai stabilesnė, reiškia, lagerį labai koncentruota, reiškia, po lagerio ir ypač po jo infarkto, kuris patyrė, nežinau, ten 60 metais, yra jau tokia visiškai virpanti ir nestabili. Tai netgi pagal rašyseną būtų galima kažkiek bent jau ir aišku, ant kokio popieriaus parašyti, nes jeigu tai yra lagerį rašyta, čia reiktų žiūrėti popierius, nes ten matyt, tame aprašyme nėra, reiktų pasikelti patį. Tai ką nors galėtumėt trumpai rekomenduoti? Ne, tai čia galvoju į profesorės dar tą iškurtą dichotomiją čia ir kaip čia, tai Sėzimanas ir sakė, kad iš esmės ir visam platonizme yra tas toksai, kaip jisai vadina, tokio intelektualizmo, žodžiu, daigas, kuris gali nuvesti tokį labai siaurą filosofijos, vos ne kaip mokslo tam tikrą, žodžiu, kur tiesiog žaidžiama su savoka, kur logika, gnosiologija yra svarbiausi dalykai, žodžiu, ir iš esmės nieko daugiau. Ir tada Sėzimanas tada tam prieš pastato, nesako, kad tai yra nevertinga, bet sako, jeigu palieka tik tai, tada bus ne visai adekvatu, tada reikia va tos eroto teorijos, to judėjimo vėlgi nuo juslinio ten pasaulio, nuo juslinio grožio prie galiausiai nuo meilės kūnui, prie meilės, žodžiu, pačiam grožiai ir idėjom, nuo juslinio pasaulio prie to antjuslinio idėjų, kad čia viskas tarpusavyje sukabinta, surišta, pakopiško, nesukapota, sudėliota ir nėra tarp tiltų. Tai va, kai tai įvedi savo, tada tu gauni tą adekvačiausią vaizdą, tai šiaip labai gražu. Gerai, tad tuo ir baigsim.